Sveiki visi, aš esu Lidija, darbo su pasąmonėmis programomis specialistė, emocijų paleidimo trenerė, regresologė, lektorė bei sąmonės plėtimo mentorė. Turiu ilgametę darbo patirtį dirbant su žmonėmis, vedant asmeninės sesijas, mokymus, kursus bei paskaitas. Esu savo srities ekspertė. Ir mano tikslas yra duoti žmonėms įrankius, padėti susigaudyti sunkiose situacijose bei nuvesti jas ten, kur jie nori būti, nepriklausomai nuo srities, ar tai yra finansai, ar tai yra sveikata, ar tai yra santykiai, ar tiesiog emocinė būsena. Ir šiandien šiame video noriu pakalbėti apie aktualią temą, tai yra kaip išeiti iš voverės rato, užburto rato, karminio rato, bei kame yra gyvenimo kaifas. Ir pačioje pradžioje noriu pasakyti, kad šitas video nėra skirtas tiems žmonėms, kurie yra užsisukę savo voverės rate. Tai yra darbas, pastatyti namą, turėti mašiną, sukurti šeimą, vaikai, maistas, televizorius, sofa, alus, savaitgalis, atostogos. Ir jie neturi jokio noro gyventi kitaip, nes jiems atrodo, kad toks gyvenimas yra norma ir nors ir netenkina taip, kaip jie gyvena, nors ir netenkina tai, kame jie yra, bet jie neturi noro keistis. Todėl šis video tikrai yra ne tau, jei tu priklausai tokiai grupiai žmonių. Mes nuo gimimo esame mokomi gyventi būtent pagal šitokį modelį. Mokslas, darbas, šeima, karjera, atostogos, viskas. Visas mūsų gyvenimas turi tilpti šitokį rėmą ir mes turime tame būti laimingi. Tačiau kažkodėl taip nėra ir daugumai prireikia laiko, kad suvokti, kad kažkas čia yra ne taip. Tad šitas video yra skirtas būtent tau, būtent tiems, kurie suprato, jog gyvenimas tikrai nėra apie tai. Tiems, kurie nori ištrūkti iš to voverės rato, karminio rato, užburto rato, kaip nori taip vadinti. Ir tik tiems, kurie yra pasiruošę imtis veiksmų, kad tik iš šito rato išeitų, išsivaduotų. Šiame video tu sužinosi, ką reikia daryti, kad išeiti iš šito rato, kame yra gyvenimo kaifas, bei kokia yra gyvenimo prasmė. Taip pat pasidalinsiu apie kursą, kurį planuoju daryti ir dovanas prisijungusiems prie kurso. Tai, kad klausykis, būk ir išgirsk viską iki galo ir pasiimk savo dovanas. Tai kasgi yra mūsų gyvenimo variklis? Kaip jį užkurti? Kaip jį suaktyvinti? Ir nuo ko patirti vis didesnį gyvenimo džiaugsmą, vis didesnę pilnatvę, kaip jaustis gyvenime laimingu. Ir kelionė kiekvieno žmogaus asmeniškai prasideda nuo to momento, kai žmogus pradeda užsiduoti savo klausimus. Kodėl aš čia? Kas aš? Kokia gyvenimo prasmė? Kame gyvenimo džiaugsmas? Kokia gyvenimo prasmė dvasios lygmenį? Kas sukūrė visą šito gyvenimo taisyklės, šito žaidimo taisyklės? Kas yra tie, kurie sąmoningai įsuko mane į voverės ratą, sakydami, kad tai ir yra gyvenimo džiaugsmas? Laimė, prasmė? Kam tuomet aš tarnauju? Kas nuolatos vagia mano dėmesį ir kam tai yra naudinga? Ir ar tikrai tai, ką man sako, yra tiesa? O kas iš viso yra tiesa? Kaip atrasti ir pažinti savo vidinę tiesą? Ir iš vis, apie ką yra šis gyvenimas? Tad jei tu keli šiuos klausimus ir supranti, kad su tavo gyvenimu yra kažkas ne taip, kad kažkuriame momente tave kažkas apgavo, aiškiai jauti, kad padarai viską, ką tau sakė, bet nesijauti laimingu, nesijauti pilnu, nesijauti
jauti, kad kažkas yra ne taip, jauti vidinę tuštumą, draskantį širdies šauksmą, tuomet esi pasiruošęs pokyčiams. Ir žmogus pradėjęs eiti pokyčio link, savęs pažinimo link, žmogus pradėjęs kelti šitos klausimus ir norėdamas išsivaduoti iš šito kančios rato, kurį patiriame kiekvienas, daugiau ar mažiau. Šitas žmogus pirmiausia susiduria su dideliu aplinkiniu pasipriešinimu, atstumimu ir bandymu jį grąžinti atgal. Taip veikia mūsų visuomenė, taip veikia sistema. Toliau, kai žmogus išreiškia ketinimą keistis, lygiagrečiai vyksta atakos energetiniame lygmenyje, tiek kiek fiziniam lygmenyje, tiek ir energetiniam lygmenyje. Nes kai žmogus išeina iš įprasto savo emocinio ritmo, kai jis nebepyksta, nebebijo, nebesiblaško, tuomet jis tampa nebepasiekiamas, jis tampa nebemaitintojas savo neišspinduliuoja savo energijos ir neatiduoda jos tiems, kas ją pasisavina ir ją naudojasi. Todėl yra dažnai kaišiami pagaliai, siunčiamos situacijos ir vis rodoma, kad tu niekur neik, būk ten, kur esi. Toliau, trečias punktas, kuris labai mums trukdo išeiti iš užburto rato, tai yra pasąmoninių programų saugotojai. Jie neįsileidžia į vidų ir kai žmogus pradeda dirbti su savimi, pirmas požymis, kuris rodo, kad jau įsijungia pasąmoninės apsaugos programos, žmogus užmiega. Tik pradeda kažką gilintis į save, užmiega, meditaciją klausausi, užmiegu, atlieku praktiką, užmiegu, vadinasi viskas. Vyksta labai stipri vidinė kova. Ir tai mes turim peržengti, praeiti, prabūti šitą periodą, suvokdami, kad tai tiesiog proceso dalis. Toliau, dauguma žmonių patiria vidinį sabotažą, tai yra pasipriešinimą. Ir tai irgi yra normalu, nes tokia yra mūsų pasąmonės struktūra. Nes ten, kur mes esam šiandien, mes esam būtent todėl, kad taip atvedė mūsų pasąmonės programos. Ir kai jos pradedamas yra judinti ir klibinti, jos iš karto viduje žmogaus sukelia pasipriešinimą. Ten viduje stovintys kareiviai sako, ne, tu niekur neisi, tu nieko nedarysi ir tu nieko nekeisi. Penktas momentas yra susiduriama su labai didelė baime palikti komforto zoną, su baime, kad sugriūs visą tai, kame dabar esu, su didelė nežinomybės baimėmis. Atrodo, kad dabar ten, kur esu, taip man negera, taip man skauda, bet aš nežinau, kaip bus ten. Ir dažnai šitoje vietoje protas kelia didelę sumaištį, audrą ir mums sako, kad ten bus dar blogiau. Todėl ir šitą žingsnį mes turime išmokti peržengti, perlipti, susitvarkyti su pasipriešinimu ir eiti į ten, kur norime būti. Toliau, šeštas punktas, su kuo susiduria kiekvienas žmogus pradėjęs gilintis į save, ieškoti atsakymų, norintis pakeisti savo gyvenimą, norintis gyventi kitaip, tai yra baimė likti tyloje su savimi, baimė pažinti save, baimė išgirsti save, baimė patirti jausmus, kurie yra mūsų viduje ir baimė pažinti savo vidinę tiesą. Mes esame įpratę bėgti, nuolatos save kažkaip blaškyti, užsiimti kažko, save linksminti, kad tik netyrinėti, negirdėti savo ten staugiančios tos vidinės tuštumos ir besibeldžiančios vidinės tiesos. Mes jos bijom. Bet ir šitoj vietoj turim suprasti, kad išgirdę ir pamatę savo vidinę tiesą, mes galim susikurti kitą, priimti sprendimą, kuris šiuo metu yra mums palankus. Pavyzdžiui, tiesa yra tokia, kad man netinka santykiai, aš turiu iš jų išeiti. Bet kita tiesa gali būti, kad, aš dar nepasiruošusi iš jų išeiti. Ir todėl ir tai yra tiesa, ir tai yra tiesa, ir aš duodu laiko sau susivokti, pradirbti, paleisti, pradirbti karminius gyvenimus ir tada pasimato, ar vis tik reikia išeiti iš tų santykių, o gal santykiai savaime pasikeičia, kai aš juos pradirbu, kai aš pradirbu savo programas. Todėl savo vidinės tiesos bijoti nereikia. Mes visada galime turėti išeiti sprendimą, svarbu pripažinti, kame aš dabar esu. Toliau, dar viena didžiulė baimė, kaip didžiulis baubas, yra baimė prisimti atsakomybę.
nes galiu suklysti, tada bijau būti kalta, bloga, nepakankama, bijau nuvilti kitus, bijau nuvilti save. Ir čia dažniausiai mums už nugaros stovi mūsų tėvų fantomai, kurių balsas, net jeigu mes jau ir užaugę, savarankiški, jau turim savo šeimas, savo vaikus, mums tėvai, tėvų fantomai šaukia į ausį, tu esi žiopla, nevykėlė, nieko tu nesugebi ir vėl prisidirbsi, negalima tavimi pasitikėti ir daugybę gražių epitetų apie mus, kuriais vis mes dar tikime. Todėl susitvarkę su šito sluoksniu mes prisiimame atsakomybę ir galime drąsiai keliauti toliau. 8 punktas, su kuo susiduria žmogus pradėjęs eiti tuo keliu, yra nesugebėjimas sutelkti dėmesio viduje, iš išorės dėmesį grąžinti į vidų ir išlaikyti, nes sutelktas dėmesys yra pats svarbiausias mūsų įrankis, norint padaryti pokytį. O kadangi tie, kurie įtraukia mus į tą žaidimą, jie labai gerai žino tai. Ir todėl mes esam išmokyti nuolatos blaškytis. Reklamos, pardavimai, žinios, bet kas, socialinė medija, ar ne, draugai, kaimynai, visi bando iš mūsų atimti dėmesį. tą patį brangiausią mūsų įrankį. Tai yra sąmoningai nukreiptas dėmesys, kaip lazeris, yra mūsų pats galingiausias ginklas. Ginklas kovoje su tuo, kas mums nepatinka, ir įrankis eiti ten, kur aš noriu būti. Kaip įveikti visą tai ir nepasiklysti savo kelionėje, mes būtent ir mokysimės kurso pirmajame modulyje. Darbas su emocijomis, ribojančiais įsitikinimais, darbas su baimėmis, pasipriešinimu keistis, atsakomybės baimė, prisiėmimas atsakomybės, išsivadavimas iš priklausomybių nuo kitų žmonių nuomonės, išėjimas iš ego spąstų bei iliuzijų ir lūkesčių paleidimas. Tai yra visa tai, ką mes darysime pirmojo modulio kurso metu. Tai yra svarbiausi įrankiai, tai yra bazė, be kurios negalima judėti toliau. Tai pirmasis etapas yra įrankiai, darbas su pasąmoniniam programom, darbas su emocijomis. Norint judėti toliau, išeinant iš savo voverės rato, antrasis etapas yra meilė savo. Savęs priėmimas, vidinės tiesos pažinimas, vertybių išsigryninimas, atleidimas savo, susijungimas su tuo, kas esu, nes aš esu ne tas fizinis kūnas ir ne tie 5 kūno pojūčiai, bet aš esu gerokai daugiau, aš esu didelė, galinga, meilės pilna būtybė, aš esu dvasia, aš esu esybė. Ir per visą tai mes įgyjam vidinę galią, išauga savivertė, pasitikėjimas savimi ir taip judėti per gyvenimą link savo tikslo, link savo pokyčio, link savo išėjimo iš užburto rato darosi vis lengviau, kadangi mano didesnė savivertė, aš daugiau leidžiu savo, mažiau priklausau nuo kitų žmonių nuomonės, kiti žmonės vis mažiau ir mažiau turi įtakos man ir mano pasirinkimams. Išorinis pasaulis mums pasidaro nebe toks įtakingas. O dabar šiame momente noriu, kad tu padarytum pauzę ir pamąstytum apie tai, kaip tu supranti meilę savo, kaip tu rūpiniesi savimi, kokie yra tie maži dalykai, kuriais tu galėtum išreikšti meilę savo. Galbūt yra groti, galbūt yra šokti, gal dainuoti, gal piešti, gal užsiimti kažkokiais rankdarbiais, būti gamtoje, sportuoti. Kai kam tai yra spa procedūros, kai kam tai yra kvapai, eteriniai aliejai, kokybiškai sąmoningai pasirinktas maistas. Ir dabar aš noriu, kad tu padarytum šioje vietoje pauzę ir išsirašytum, ką tu gali duoti savo, kad save įvestum į meilę savo būseną, į mėgavimosi būseną, į leidimo savo tiesiog būti
tame, kas tau patinka, būti kūrybiškume, būti rezonanse su tuo, kas tau sukelia džiugesį, lengvumą ir laimės pojūtį. Tai dabar darai pauzę ir rašaisi, kaip galėtum džiuginti save, kaip išreikšti galėtum savo meilę kiekvieną dieną, kaip galėtum skirti laiką savo, ką norėtum tuo laiku daryti. Na, tu sugrįžai po pauzės, patyrinėjai ir nuo šiol pradėk taip veikti. Pradėk džiuginti save ir rodyti dėmesį savo, rodyti meilę savo. Tai yra labai labai svarbus žingsnis kelionėje į save, ištraukiant save iš to nesėkmių, kančios, sansaros, gimimo ir mirties rato. Kai žmogus pradeda vidinę kelionę, jo augimas vyksta pakopomis, laipteliais. Per leidimą savo norėti, per norų pavertimą ketinimu ir per jų įgyvendinimą. Be norų, be ketinimų, o kuomet mes esam susigūžę, kalti, nepakankami, priklausomi, mes neturime netgi norų. Tai noras yra būtina augimo ir keitimosi sąlyga. Ir kai mes turime norą, mes jį paverčiame ketinimu. Ir jeigu mes pasitikime visata, mes visada gausime energijos ir vedimą tam tikslui pasiekti. Ir šios kelionės metu mes turime išaugti, išsiplėsti, įgyti naujus įgūdžius. Ir kas vyksta, kai mes paliekame savo komforto zoną, o norint išeiti iš užburto rato, mes privalome palikti savo komforto zoną. Jeigu tavo komforto zona tokia, o tu nori būti taške, kuris yra čia. Vadinasi, ta komforto zona, ta riba turi suplyšti ir išsiplėsti iki to taško, kuriame tu nori būti. Ir kai mes išsakome ketinimą ir pradedame judėti link savo norimo tikslo kaip jaustis, norimo tikslo kiek uždirbti, norimo tikslo kaip save realizuoti, norimo tikslo kokią turėti sveikatą, kiek turėti energijos, kokius turėti santykius. Daugybė yra mūsų ketinimų ir norų, ne? Ir kai pradeda šita trukinėti komforto zona, dauguma žmonių šitoje vietoje išsigąsta, sustoja ir grįžta atgal. Sako, ne, tai nuo to, kad aš pradėjau kelionę į save, viskas griūna aplinkui, reiškia, aš kažką darau ne taip. Atsiranda abejonės, nusivylimas, išlenda mums nenaudingos strategijos. Kartais atrodo, kad gyvenimas tiesiog slysta iš po kojų, kad viskas griūna, viskas nesiseka ir aplinka prieštarauja, aplinka nesutinka. Ir mes dauguma šitoj vietoj pasiduodam. Todėl tu turi suprasti, kad šitoj vietoj jokių būdų negali pasiduoti. Jei jau pradėjai, jei jau nusprendėjai, jei priėmei tokį sprendimą, jei supratai, kad tau netinka gyventi taip, kaip tu gyveni, kad ir kas griūtų, kad ir kaip gyvenimas lystų iš po kojų, kad ir kaip nesaugiai jaustumės, tu turi eiti tolyn. Eiti tolyn tam, kad subirėtų šita riba ir tu išsiplėstum, išaugtum ir susikurtum naują savo komforto zoną. Mes taip ir augame, plėsdami zonas. Vis didėjančią tvarką, arba galime įsivaizduoti, kad zonos plėtimas vyksta į aukštį, tai yra lipimas laipteliais. Ir kas nesupranta šioje vietoje visatos dėsnių, labai dažnai, kaip minėjau, sustoja šitoje vietoje. Todėl mums labai svarbu yra išmanyti. Išmanyti, kaip veikia visata, kaip veikia procesai, kodėl viskas vyksta būtent taip, kaip vyksta. Ir jeigu tu jau turi norą išeiti, jeigu tu jau turi kažkokį norą augimui, tai yra užkuri savo vidinį variklį, tai tuomet jau tavo kelionė prasidėjusi. Svarbu nesustoti. Bet yra žmonių, kurie neturi norų, kurie neturi tikslų, kurie neturi ketinimų. Ir todėl šitoj vietoje aš vėl tavęs prašau padaryti pauzę ir susirašyti bent 100 norų, ko tu norėtum.
Ko tu norėtum, jei nebūtų jokių ribojančių elementų. Jei niekas tavęs neribotų, nei tėvai, nei pinigai, nei sutuoktiniai, nei vaikai, nei tavo gebėjimai, atmintis, protas, išmanimas, verslumas, jei tavęs neribotų niekas, ko tu norėtum? Padaryk dabar pauzę ir surašyk. Ir turi suprasti, kad noras ir ketinimas yra pamatas. Pamatas tam, kad tu išjudėtum iš priekio, tam, kad tu gautum energijos, tam, kad užsikurtų tavo gyvybinės energijos variklis. Bet koks tavo noras, nesvarbu koks jis veda tave į augimą. Ir aš ketinimus, norus, tikslus suskirščiau į 3 grupės. Tai yra pamatiniai ketinimai, yra komfortą ir gyvenimo kokybę gerinantis ketinimai ir yra išoriniai ketinimai. Nei vienas, nei kitas nėra prastesnis ar geresnis vienas už kito. Tiesiog kiekvienas turi savo paskirtį. Ir pamatiniai ketinimai tai yra tas ketinimas, kurį pradirbus viskas toliau gyvenime vyksta jau kitaip, lengviau ir paprasčiau. Pavyzdžiui, jeigu tu turi ketinimą, kad viskas gyvenime vyksta lengvai ir paprastai, tai reiškia, kad pradirbus šitą ketinimą, išsikėlus ten visas programas, emocinius blokus, visus netikėjimus, abejonės, baimės, kokį sekantį ketinimą bekelsi, tau jis vyks lengvai ir paprastai. Todėl aš sakau, kad šitas ketinimas yra pamatinis, kertinis, pats svarbiausias. Toliau yra ketinimai susiję su tavo emocinė būsena, su augimu ir tobulėjimu. Tai irgi kertiniai ketinimai. Todėl, kad kuo geresnė tavo emocinė būsena, kuo aukštesnė tavo vibracija, tuo lengviau ir paprasčiau vyksta manifestacija kitų ketinimų. Na ir augimas ir tobulėjimas, tai be augimo ir tobulėjimo aplamai niekas gyvenime nevyksta. Todėl, jeigu tavo ketinimas yra apie augimą ir tobulėjimą, tai vėlgi tai yra pamatinis ketinimas. Tai gali būti, aš patiriu vidinę ramybę, džiaugsmą, meilę ir pilnatvę. Esu tėkmėje, veikiu vedama širdies. Visa visata yra dosni man. Pasaulis yra draugiškas ir saugus. Aš esu motyvuota savo kelionėje į tikslą. Visada esu tinkamiausių laikų, tinkamiausiai vietoj. Visuomet pastebiu galimybės. Tai čia keletas iš pamatinių ketinimų. Dabar duosiu pavyzdį iš komfortą ir gyvenimo kokybę gerinančių ketinimų. Tai yra 3 pagrindinės sritys, tai yra finansai ir realizacija, sveikata ir santykiai. Tai gali būti ketinimas, pavyzdžiui, aš renkuosi uždirbti 3000 eurų per mėnesį ir daugiau. Aš renkuosi atrasti savo mėgstamą veiklą ir realizuoti save per ją ir uždirbti per ją. Aš renkuosi sukurti darnius santykius. Aš renkuosi būti puikios sveikatos, turėti daug gyvybinės energijos ir noro veikti. Na ir išoriniai ketinimai, tai yra tokie ketinimai, kurie yra labai paprasti daiktų pavidalu. Tai yra, aš renkuosi ten turėti tam tikrą automobilį, pasistatyti namą, išvykti į tam tikrą kelionę. Ir šie ketinimai yra puikūs, jeigu mes nepamirštame mėgautis procesu kelionėje į juos. Jeigu mes tikimės, kad tas daiktas, namas, mašina, kelionė mus padarys laimingais, tai šitoje vietoje yra klaida. Tada taip neveikia. Nes niekas mūsų negali išorėje padaryti laimingais. Laimė yra čia. Bet jeigu tu mėgausies procesu kelionėje į tai, jeigu tavo laimės krislelis bus viduje, tuomet tave džiugins ir šitie išoriniai ketinimai, išoriniai norai ir išoriniai pasiekti tikslai. Ir, kaip minėjau, nei vienas ketinimas nėra nei geras, nei geresnis, nei blogesnis. Kiekvienas, net ir noras tau įsigyti, pavyzdžiui, nulinę mašiną iš salono, tai yra augimo ketinimas. Ne? Tam, kad tu ją įsigytum, tau reikia paaugti, uždirbti, susivokti, augti iki šitos mašinos naujos. Ir tai yra procesas išėjimo iš tavo komforto zonos. Tai šitoje vietoje darai pauzę
ir rašai, kas tau yra šiuo metu svarbiausia, ko tu nori finansų srityje, ko tu nori sveikatos srityje, ko tu nori santykių srityje, kaip tu nori jaustis emociniam lygmenį ir kaip tu nori augti ir tobulėti. Kai surašysi 200 norų, galėsi jungti toliau. Va. Tęsiant toliau, tai jeigu komforto zoną matyti kaip plėtimas į augimą ir augimą kaip laiptelius, tai galima įsivaizduoti, kad kai mes išsakom ketinimą ir norą, mes lipam. Mes lipam laipteliais aukštyn, ar ne? Užlipimo momentas yra pats sunkiausias. Mes turim įdėti daug pastangų, atrasti kažką naujo, suvokti kažką naujo, paleisti kažką, kas mums trukdo, kas mums nereikalinga, atrasti senas veikimo strategijas ir iš jų išsivaduoti, nes būtent jos mums trukdo gyventi kitaip. Ir kai mes užlipame ant to jau paaugusio naujo laiptelio, šitoj vietoj iš pradžių mums reikia priprasti, bet paskui mums darosi labai gera ir komfortiška. Ir kurį laiką mums būna gera ir komfortiška. Bet po kurio laiko vėl mes pradedame jausti, kad taip, aš jau tame nardau, kaifuoju, esu ekspertas, žinau viską, moku viską. Ir tada gimsta naujas noras, nauja kelionė ant naujo laiptelio. Ir taip mes lipame, patirdami begalinį kaifą. Čia turim suprasti, kad visas gyvenimo kaifas yra augimo procese. Kai tu turi norą, kai tu turi ketinimą, tu užkuri vidinį variklį, kuris ir yra tas, kuris suteikia gyvybinę energiją, norą, jėgų ir tą norą augti, tobulėti, keistis ir pasiekti. Kai užlipi, tu patiri tą kaifą. Tu didžiuojasi savimi, tu pasitiki savimi, tu suvokiai, kaip veikia visata, kaip tau pavyko, tu išsiaiškinai daug dalykų. Ir tu leidi savo patirti tą tokį tobulumo momentą, gyvenimo tobulumo momentą. Ir pasikeičia viskas, tavo gyvenimo kokybė, tavo emocinė būsena, tave supanti žmonės, tavo sveikatos būklė. Ir pakaifavęs tame, tu keli naujus tikslus ir lipi vėl ir vėl ir vėl. Ir gal tau padės suvokimas, kad kiekvienas noras tavyje yra Dievo gyvenančio tavyje noras. Vadinasi, visi yra resursai tam pasiekti. Ir kiekvienas gimstantis noras tavyje, žinoma, jeigu jis nėra primestas socialinės erdvės. Ir šitą mes pasitikrinti vėlgi darbą su ketinimais ir kaip pasitikrinti, ar tikrai mano ketinimas yra mano dvasios vedimo, mano sielos, mano širdies, ar tai yra primestas socialinės erdvės, mes mokomės kurse, kaip atskirti, kaip pažinti ir kaip nepasiklysti tame. Ir jeigu tu nori, kad tas lipimas laipteliais, ar ne, vyktų kuo sklandžiau, tau reikia žinoti ir išmanyti visatos veikimo principus, visatos veikimo dėsnius. Ir kurse būtent aš apie juos kalbu, dalinuosi. Visi visatos veikimo dėsniai buvo patikrinti per save, per klientus, per žmones ir suvokti, sudėlioti į lentynėles. Ir dabar aš juos galiu jums labai aiškiai ir labai tiksliai išdėstyti, pateikti, paduoti ant lėkštutės, kad jūs tiesiog žinotumėt, kad jūs turėtumėt tą gyvenimo žemėlapį, kad jūs turėtumėt raktą atrakinti kiekvienai situacijai, kad jūs suvoktumėt, kaip vyksta pokytis, kaip vyksta visata, kaip vyksta augimas, kad jūs turėtumėt pilną puzlę. Nes aš pati labai ilgai klaidžiau šitais gyvenimo labirintais
Ir tol, kol nesurinkau visos dėlionės, tol, kol trūko vienos detalės, pokytis vyko, bet jis labai labai vyko sunkiai. Ir kai pagaliau aš atradau tą paskutinę detalę, pokytis įvyko labai, negaliu sakyti, kad labai greitai, tam prireikė 9 mėnesių. Ir aš apie tai kalbu daugybę ankstesnių video, todėl šitame video tikrai neišsiplėsiu, bet aš jums kurse pateikiu visą dėlionę, visą bendrą dėlionę, ko reikia, kad jūsų gyvenimas pasikeistų norima linkme. Ir tam, kad jūs pasiryžtumėte tam žingsniui, jums reikalingas pirmiausia vidinis troškimas, vidinė motyvacija. Ir kol tu nesupranti visatos veikimo principų, pagavai vieną mintį, pagavai kitą mintį, ten pagavai trečią mintį, bet neturi bendro tokio vaizdo, tol tu esi kaip aklas kačiukas klaidžiantis nežinomais gyvenimo labirintais. Ir mano tikslas tau duoti išėjimus iš jo, duoti raktus, duoti suvokimus, kad tau nereikėtų klaidžioti, kad tu tiesiog galėtum pasirinkti keliu eiti tiesiai. Tai trečias kurso modulis yra būtent skirtas tam visatos dėsniams, darbui su ketinimais ir gyvenimo vizijos išsigryninimui. Tai yra karmos dėsnis, sansaros ratai, sankaros, darbas su karminiais gyvenimais, naikinimas karminių susitarimų, pasižadėjimų, mazgų, prakeiksmų, taip pat susinaikinimo programų atradimas ir paleidimas. Toliau kitas priežasties pasekmės dėsnis, sąmonės žemėlapis, energijos nukreipimo dėsnis, dėmesio įvaldymas, pasitikėjimo visata dėsnis, neutralumo dėsnis, tai yra matricos lūžio raktas, manifestavimo dėsnis, technika, įrankiai, ketinimo galios dėsnis, pamatinio ketinimo aktyvinimas, na ir gyvenimo vizijos dėsnis, tai yra mūsų trečias kurso modulis, kuriame visą tai aš pateikiu labai aiškiai, labai suprantamai, tik reikia imti ir naudoti. Lipant aukštyn, savęs pažinimo keliu, komforto zonos plėtimo keliu, augimo ir tobulėjimo keliu, vis labiau atsiveria vidinė tiesa, vis labiau ir dažniau lieki tyloje su savimi. Vis labiau pradedi suvokti tikrąją gyvenimo esmę. Vis mažiau turi bendra keleivių, nes didžioji dalis, tie, kurie yra nereikalingi, tiesiog nubyra, nes tu suvoki, paleidi, išriši karminius mazgus, išmoksti savo pamokas, paleidi prisirišimus, paleidi baimės, nebėra trūkumo, įvaldai savo ego. Ir kuo aukščiau, tuo stipriau tu jauti dvasios jėgą ir vedimą, tuo stipriau tu jauti dvasios susijungimą, susiliejimą su dvasia. Tu tampi ta amžina beribė, meilės pilna būtybė, tu tampi manifestuojančiu bet kokį savo ketinimą. Tavo pasąmonėje ir sąmonėje nebelieka ribų, kurios kažko tau neleidžia, kurios sako, kad tu negali. Ir tu tampi visiškai laisvu būti, ko nori, būti kaip nori ir būti ten, kur nori. Tu patiri meilę, dėkingumą, tu patiri vidinę ramybę, balansą, gausą. Tu labai aiškiai suvoki savo sielos planą, todėl žinai, kaip judėti toliau. Tu patiri pilnatvę, pasitikėjimą ir drąsą. Ir veiki iš pilnatvės sąmonės. Ir apie visą tai 4 kurso modulyje. Gyvenimas yra tik žaidimas. Ir laipteliai skirti tik tiems, kurie nori perprasti šio gyvenimo žaidimo taisyklės ir tapti žaidimo gyvenimas 3D matricoje laimėtojais. Tai yra išeiti iš žaidimo. Ir kai tu pasieki tą laiptelį, kuriame tu nebepatiri
kitų jausmų, arba juos patiri labai labai silpnai, turiu omeny, nebelieka to negatyvaus spektro, kuris tave griauna, su kuriuo kuri negatyvę karmą, tai yra tu patiri meilę, priėmimą, ramybę, gausą, džiaugsmą, užtikrintumą. Tu patiri pasitikėjimą, žinojimą, tu patiri pilnatvę. Tavęs niekas nebejaudina, kas yra susiję su trečios dimensijos žaidimu. Ir tu šioje vietoje patiri patį didžiausią savo kelionės kaifą. Nes pereini į visiškai naują gyvenimo kokybę ir į visiškai naują gyvenimo realybę. Tu tiesiog pereini į naują gyvenimo žaidimą, kuris vadinasi 5 dimensija. Tai kokiagi yra gyvenimo prasmė? Padaryk pauzę ir parašyk. Kaip tu manai, kokia yra gyvenimo prasmė? Išeiti iš kančios, sansaros, tai yra gimimo ir mirties rato, per ketinimą, per augimą, per suvokimus ir per mėgavimąsi visų šiuo procesu. Į šitą vieną sakinį sutelpa visa gyvenimo esmė. Gyvenimo šioje matricoje esmė. Ir jei tau rezonuoja tai, apie ką kalbu, tuomet kviečiu prisijungti prie kurso, kuris yra kompleksinis, giliai transformuojantis. Kursas yra sudarytas 3 mėnesiams, tai yra sąmonės plėtimo kursas, kuris vadinasi pilnatvės sąmonė arba perėjimas į 5D matricą. Ir kursas yra sudarytas pagal unikalią metodiką ir struktūrą, apie kurią aš jums ką tik kalbėjau, šiek tiek užsiminiau, kur yra daug kartų patikrinta per save, patikrinta per ankstesnių kursų dalyvius, per jų rezultatus. Ir galiu teigti, kad metodika ir duodami įrankiai veikia 100%, nes tai daugiamečio įdirbio su savimi ir žmonėmis rezultatas. Ir šiame kurse mes visą dėmesį sutelksim į labai gilų savęs tyrinėjimą, savo esmės suvokimą, sielos negatyvių patirčių transformaciją, dirbsim su karminiais gyvenimais. Kiekvienas asmeniškai patirsite susitikimą su savo sielos šeima, bei suvoksite savo sielos pasirinkimą, savo sielos gyvenimo žemėje planą, kodėl aš čia atėjau. Plėsime sąmonę, stiprinsim vidinę galią, bei suvoksime visatos dėsnius, nuo kurių ir priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Bus duoti visi manifestavimo įrankiai, bei visi suvokimai išėjimo iš skausmo ir kančios matricos į gausos ir pilnatvės matricą. Na ir aišku, rezultate patirsi emocinį lengvumą, vidinį balansą, užtikrintumą, tvirtą žinojimą, kaip kurti savo gyvenimą, apie ką šitas gyvenimas, patirsi pokytį visose gyvenimo srityse, išmoksi koncentruoti dėmesį, pradėsi jausti pasitikėjimą, neutralumą ir pilnatvę. Na ir žinoma, kad šitas kursas tinka ne visiems, jis tinka tik tiems, kurie turi labai didelę motyvaciją, jau ganėtinai praplėstą sąmonę, kurie suvokia, kad egzistuoja karmos dėsnis, kurie nori pažinti visatos dėsnius ir turi vidinį troškimą, turi didelį vidinį troškimą išeiti iš šitos matricos žaidimo. Tapti laimėtojais, nugalėtojais. Tie, kurie nori pažinti savo pasąmonės struktūrą, bei skaityti ir transformuoti sielos įrašus. Ir tiems, kurie nori suprasti, kodėl jų siela pasirinko gyvenimą žemėje. Tiems, kurie nori sąmoningai išmokti kurti savo gyvenimą. Nes mes gyvenimą kuriame kiekvieną akimirką.
Nepriklausomai tu sąmoningai tai suvoki ar ne, bet gyvenimą tu kuri kiekvieną akimirką, sąmoningu ar nesąmoningu pasirinkimu. Na ir visiems prisijungusiems prie kurso dovanoju labai stiprų finansinį kursą, pagerink savo finansinę padėtį, kuriame tyrinėjame konkrečius įsitikinimus ir emocinius blokus, kurie trukdo patirti finansinę gausą. Taip pat prisijungusiems prie kurso dovanoju 10% nuolaidą 5 vienos valandos savo asmeninėms sesijoms. Tai dovanų suma siekia 414 eurų. Na ir tiems, kurie prisijungs iki sekmadienio, dovanoju meditacijų ciklą Vidinis balansas, už jūsų drąsą, už jūsų priimtą greitą sprendimą. Jūs nusipelnėt apdovanojimą. Na ir jei tau patiko šitas video, jei matai jame naudos, jei manai, kad kažkam gali būti naudingas, tai spausk patiko, spausk dalintis, nusiųsk nuorodą. Na ir jeigu tau surezonavo ir tu manai, kad tau pakeliui, kad tai yra šiuo metu tavo gyvenimo etape labai naudinga, kviečiu prisijungti tave prie kurso ir daugiau informacijos bei visas aprašymas bus nuorodoje po šio video. Tad esu dėkinga tau, kad skyrei laiką, kad išklausei, kad susidomėjai tuo, ką aš kalbėjau, jeigu tu išbuvai iki šio momento. Ir, žinoma, laukiu tavęs kurse. Iki susitikimo.